Sveiki atvykę į Seri Beach Resort, vieną naujausių ir įspūdingiausių viešbučių Egipte, Hurgados regione. Atidarytas 2023 metais, šis viešbutis žavi moderniu arabų dizainu ir kruopščiai prižiūrėtom žaliosiom erdvėm. Beje, jeigu jūsų skrydis vakare, o iš kambario turite išsikraustyti jau 12 valandą, nepamirškite, kad galite užsisakyti vadinamą late checkoutą. Mums 3 valandų prasitęsimas šiame viešbutyje kainavo tik 35 eurus. Tai tikrai puikia kaina. Viešbutyje rasite 2 baseinus. Pagrindinis, kurį matote čia, yra šalia pagrindinio pastato. Jis yra šildomas, tad tai tikrai puikus pasirinkimas žiemos metu. Na, jeigu norite daugiau privatumo ir ramybės, galite pasirinkti antrąjį baseiną, kuris yra ramiojoje zonoje. Viešbučio kambariai yra erdvūs, su didelėmis patogiomis lovomis, moderniais baldais, o švelnios spalvos interjere sukuria jaukumo pojūtį. Vonios kambaryje rasite chalatus, šlepetės ir aukštos kokybės higienos priemonės. Kambaryje yra virdulys, kavos bei arbatos rinkiniai, o minibaras pildomas kasdieną. O jeigu norite mėgautis rytinę kavą žiūrėdami į sodą ar baseiną, pasirinkite kambarį su balkonu arba terasą. Vienas iš pagrindinių viešbučio privalumų yra jo paplūdimys. Čia rasite minkštą smėlį, kokybiškus ir patogius gultus, didelį plotą ir nuožulnų įbridimą į jūrą. Tai ypatingai patogu šeimoms su mažais vaikais. Paplūdimyje įrengtas ir užkandžių baras, tad čia visą dieną galėsite mėgautis gaiviaisiais gėrimais ar pasistiprinti. O vaizdas, kurį matote dabar, yra filmuotas nuo riklentės. Jie galėsite plaukioti, kiek tik širdis geidžia.
Animacija viešbutyje lėta ir rami. Vaikučiams rasite įvairių kūrybinių užsiėmimų, tačiau norintiems ant vandens kalnelių reikės keliauti per kelią į šalia esantį viešbutį Sinbad Club Aqua. Tenais rasite vandens parką. Suaugusieji čia taip pat gali išbandyti naujas unikalias patirtis, tokias kaip puodų žiedimas. Išbandėme ir mes, tikrai rekomenduojame. Žinoma, mėgstantiems daugiau judesio yra jogos užsiėmimai ar kitokio pobūdžio mankštos. Apie maistą. Pagrindinėme restorane tikrai radome viską, ko širdis geidė, kokybiškas ir plataus pasirinkimo maistas. Tačiau girdėjome, kad ne visiems maisto gurmanams užtenka skonių pasirinkimo. Tam siūlome pasinaudoti net 6 a la carte restoranais, kuriuos siūlo viešbutis. A la carte restoranų pasirinkimai vyrauja nuo Azijos virtuvės šedevrų iki Meksikos, žuvies ar net Afrikos skonių. Kiekvienas restoranas yra nemokamas, tačiau būtina išankstinė rezervacija. Taigi, turėsite galimybę kiekvieną vakarą pasinerti į skirtingų virtuvių pasaulį. Viešbučio lokacija tikrai labai patogi, nes iš oro uosto iki jo keliausite tik apie 10 minučių. Šalia yra ilga promenada, kur galėsite apsipirkti parduotuvėse, vaistinėse ar tiesiog prasieiti. Ir visai netoliese garsusis klubas Little Buddha, į kurį įėjimas nemokamas. Na, o kai saulė nusileidžia, svečius džiugina vakarinės programos. Stogo terasoje vyksta ugnies šou, gyvi muzikos pasirodymai ir netgi menininkų performansai. Taip pat viešbutyje yra paslėptas naktinis klubas, kur galite ateiti pasišokti, kai norisi praleisti laiką smagiau. Tik nepamirškit, nors įėjimas į klubą yra nemokamas, o už gėrimus čia jau reikės susimokėti papildomai.